Nu kaip gali būti mažytė graži, o po to negraži? Man ir dabar graži. Va. Madame, Madame, čia kažkur miške, jau čia man tas truputį. Ant kapų palaidoti. Va čia labai gražu. O jis rėkia. O jis dainuoja ir kalba daug. Bet ir taip įdomu jis, jo. Labai buvo šventė didžiulė. Prašė atsiųsti iš gėlių festivalio. Kas? Ai, draugė viena, paskui Irutė, tai sesuo. Tai Asta. Vis berniukus matys. Nu, va, labai graži ta zakristija. Va, patenka, va, balkonas yra, išeika ant keliukai yra. Jo. Nu, labai smagiai čia padaryta, tas jau davatkų pas jūs čia yra. Yra. Nu, Vienuolė. Vienuolė, gal. Vienuolė. Davat. Jos gieda bažnyčiai ir paskui ten jau pas jas užsakinėji tą... Nes senose trakuose irgi yra, kaip tu sakai, tų davatkų. Vienuolės. Vienuolynas yra ir ten moterų. Dabar taip ir darysiu. Kaubojus tu būsi. Aš būsiu kaubojus. Nu kaip? Papažiūrėk. Nu gerai. Damas Amsterdama. Damas Amsterdama. Da. Ta. Dingia savo, taip. Jau veiklos mano darbo. Gal kam ko reikia? Galėtų galbūt studijuoti. Bilietą pažymėjime, kad tu pensininkė, nu tai jau iki nesąmonė. Gal veislė yra? Gėlėm pas man nedraugavo. Pirkau, turgui nusperštas į vazonėlį pasidinu, ant kriaušės pakabinu. Ir tada dar gėlytė. O tiesiog, buvau šio pirkdavo tokias sėklas, žinai, kad kitokie lapai.
savo sodybą raštą. Visai eilėm visokiam. Įrašė scenoje vaidinasi. Ačiū Jums, Antonija! Antonija! Na, dabar. Kas čia užkūrė visą tą pirtį? Negi, mėly mano ir brolius, jis nubėgo į tą stebuklingą mišką ten. Tai sužinėšit visą šitą košę. Na, žinote, ten pataikė su kažkuo į lankų ir viskas prasidėjo. Ten Elena, Hermė, Tita, atsimena. Atsimena. Kur Antonijo pasakojo. Apžiūrėt nuosmas, kad kas nors nepasinaudos.
litas ir 30 gali būti. Tai va. Tai va čia va 30 metės. Va čia? Nu, nesimato, kad čia 30. Parašyta. Pranas pasakė, dar ir celiulitinės. Pranai, galima aš atsikursiu va čia? Čia klausyk, kur mes mums suribūtė druskininkose, aš ar kai atsimenu iškritau. Ne, bet čia reikia mokėti. Palauk dar. Palaukime įgaus pozą. Kurkis Prana ant viršaus. Kaip panašiai kaip ten. Visas celiulitas sušaus. Tada aš pati tai nemačiau, čia ir matosi. Nu ir ką tas Pranas čia veikia? Ką tai fotkina? Ką iš čia fotkina? Jau netro. O čia ką tai paskui reiškia? Į savas vėliumai. Vėliumai čia. Čia gal yra Google. Čia tas Sakau, aš nenubednėsiu dėl 150, bet sakau, tu nepraturtėsi. Tai sakau, pabaigim tos bendravimus ir tiek. Prisijunkit, todėl kad papuolėt į vos ne pačią svarbiausią dvaro vietą. Jūs supratot, ar ne pagal užrašą, kad tai spirito varikla. Labai rimtas dalykas, spirito varikla pristatyta čia prie alaus bravo. Ir už šitos sienas jūs rastumėte visą įrangą, kur bus daromas, o dar vieną sieną skiria tikrą bravo. Todėl, po gero, po 15-20 minučių reikia ten šaldukas, girdėjau, be 15-2, ruošia jums vaidinėlį. Oi, ne vaidinėlį pasakojimą, bet tai kaip daromas mūsų alus. O čia bus svarbiausias dalykas, ką noriu pasakyti. Nuo 1643 metų šitas bravoras yra žinomas kaip puikus alaus gamintojas po visą Šiaulių guberniją išvežiojantis va šitą kamstatinį alų. Po visą Šiaulių guberniją čia alaus buvo daroma tiek daug, kad kartais meistrai paimdavo ir apsiskaičiuodavo. Tai yra mums likdavo, žinot, visą laiką reikia daugiau pasidaryti. O likęs alus jis gyvas reikalas, ar ne taip, gerbėmėjai, kas nežino alaus, o to labiau žiūrėkit kokie metai, 1600-ieji, ar ne, šaldytuvų nėra, pasterizacijos nėra, neišgert to alaus savaitėlę kitą, ką jis padarysiu, ogi rūkštėt pradės surūks ir kad nesudaryti alaus markės, nes tai buvo labai svarbu prekybai, o mūsų dėkinai mato. Procesas vyksta. Nu, kad
kad nesugadinti alaus markės ir skonio, visas nors truputėlį aukštelės alus papilamas plaukas. Iki tol, kol čia neatsikrausti balai. Vokiečių kilmės didikai sužinoja, gavę šitą dvarą kaip pasoką ir sužinoja, kokie čia betvarkė spirito varyklai, tai yra alaus daryklai, iš karto tą betvarkę sutvarkė. Tai yra nusiuntė savo žmonės į Vokietiją ir parvežė va šitą aparatūrą. Nu, jūs apžiūrėję tą aparatūrą, greičiausiai supratot, kad ir mūsų miškuose galima rasti panašią. Ne? Jo. Nu, gal ne tokia sudėtinga. Bet šitos aparatūros ypatybė ta, kad ji iš alaus išvaro spirtą. Iš alaus, ne iš ko nors kito. Ir tai greičiausiai vienintelė Lietuvoje vieta, kur taip daro. Tai va, kad neapylito rūgštelėjusio alaus, jis būdavo supilamas va čia va į šitą aparatūrą. Nu, nebūtų vokiečiai, ar ne? Viską moka panaudoti, ar ne? Tai, gerbėmiai, ir tai turi didžiulį pasisekimą, nes buvo daromi vaistai, spirito pagrindu, buvo daroma gėrimai spirito pagrindu, tai profilaktiniai vaistai, žinot, per šalas labai bendra keliamas, lašėt, ar ne? Nu, patyrinėkim, kas gi čia. Na, kaip jau manau, kas čia? Na, kad krosnis viskas aišku, bet tas bakas, žinot, kas tą bakę? Jūs visiškai neteistus, čia vanduo. Vanduo. Čia yra arbatinukas, gerbėmėjai, kurią reikia užvėrti patį. Mary Jane on the slang another thing. She went out so many oceans. She came back with twinkle in her eye. Visi jau turbūt darėte? Ne, šitas Jūs darėte. Ačiū. Taip. Taip, ir tuomet pasitinkant svečius mes turim tradiciją pavaišinti gėrimą ir čia būtų vyšnių likeris gamintas pas mus spirito varykloje. Tai ar galiu jūs pavaišinti visus? Drąsiai. Gerai. Tai tavo kiek jūs... Yra čia keletą ankstyvienų, bet nieko. O čia kaip Brauerė 60 laipsnių, ar mažiau? Ne. Tai baisiai nekankinam, 29 laipsnių. Toms kankinimas kam džiaugsmas. Šaudamas. Šaun. Ačiū. Gal jau kelintas? Ai, kelintas? Na. Bet jau galvoju, jeigu Aleksai. dar ilgiau, tai griūčiau. Pabendravai telefonu su šventoju Florionu, Sakė, greit ateis. ugniagesių globėjas Florionas. Ja. Mam, pakelk ragelį. Žiūrėk, mane užgirsi. Nu, kelk nuo šito. Tave užgirt? Aha. Kelk.
Gaisras, pavojus. A tu irgi klausai? Klausiau, jau. Už tai sakau, kad dega šachtą gesinti reikia. Nu, ką girdėjai? Ir dūmų, ir liepsnų, ir visko. Nesimato, sakai. Jėzau, kiek penė. Nu, reikia pasakyti, kad Eisim paklausim vežančių vandens. O dabar kiek? Galima prie jūsų. Oi. Savo filmavimais, tai visai mus čia artistėm padarys.
prašau, Elektrikų tarp būsų. Stasė, prašau, kad ateitų čia, krepšiai pranešti jau. Gražu. Aš gal prieš 10 metų daugiau. Tai pirmą kartą čia Lietuvoje nebuvo. Ir mes kaip tik buvo šitos atlaidai. Atlaidai. Oi, čia aplinkui ėjo keliais. Nu, čia Nekrošius palaidotas ir pastatyta ta kėdė. Bet reikia paklausyti.